Yra taip. Teisiniai klausimai kyla dėl ateities CBDC formos, kokią jinai turėtų įgauti. Pavyzdžiui, klausimas debatuose dėl CBDC, ar tai būtų tiesiogiai ar netiesiogiai pas pirkėją, pas vartotoją šitą valiutą, suprantat? Tiesioginiam modelėje vartotojai turėtų CBDC paskirose Federalinio rezervo sistemoje tiesiogiai. Tačiau Federalinis rezervas yra autorizuotas išsaugoti paskiros Jungtinių valstijų depozito institucijoms ir Jungtinių valstijų iždui tarp kitų subjektų, tačiau ne individams. Tai yra labai svarbu. Taigi tiems, kurie pasiūlė tiesioginį modelį, reiškia, jiems reikalinga leisti individams laikyti paskiras centriniam banke, kas yra neįmanoma šiai dienai. Dar vienas klausimas iškylo, ar, pavyzdžiui, bet koks CBDC ateities galėtų mokėti interesą, kitaip sakant, palūkanas. Federalinis rezervo aktas pateikia, kad Federalinis rezervas gali mokėti uždarbį balansuose, išlaikomuose Federalinio rezervo banke, reiškia kažko arba kažkieno vardu, būtent kažkokios depozitorinės institucijos, kitaip sakant, kitų bankų. CBDC laikomas depozitorinės institucijos pirkėjui tiesioginiam modelėje gali nebūti laikomas balansų laikymų, reiškia kažkieno arba banko vardu. Taigi, išvada kokia būtų. Susumuojant, Federalinis rezervas neturi teisinės autorizacijos leisti CBDC be kongreso patvirtinimo ir bet kokia autorizacija, reiškia, kuri atrodo esanti, reikalautų iždo departamento sutikimo. Dar daugiau, jeigu išleistų CBDC, Federalinis rezervas neturėtų valdžios laikyti paskiras CBDC valdytojams, ar pirkėjams, ar sakykime, vartotojams, ar korporatyvinėms, tačiau turėtų naudoti netiesioginį modelį, kur paskiros yra laikomas bankuose arba pas kitus tarpininkus. Taip pat jie neturėtų jokios autorizacijos mokėti palūkanos už bet kokius CBDC. Kitaip sakant, mielieji, CBDC, toks kaip pats principas pinigų, skaitmeninis bankų ir kaip jie nori centralizuoti viską suvesti į Federalinį rezervą ir šis tiesiog skirstytų pinigų savo nuožiūrą, kam tik nori. Čia yra jų šlapia svajonė. Tai yra jų galutinis tikslas, jie link to eina. Tai yra antikonstituciška. Vis dar ta prakeikta konstitucija, kuri taip smarkiai trukdo visiems ir kurią taip visi nori sunaikinti. Negali tiesiog Federaliniam rezervė žmonės atsidarinėti, reiškia, paskirų ir tai yra milžiniška problema jiems. Ir jie dabar turi kažkaip tai visą šitą apeiti, pabandyti, tai yra neįmanoma. Pažiūrėsim, manau, bus cirkas prieš akis nemažas. Tuo tarpu Putinas pareiškė, kad mes esame už naudoti kinietišką juanį susitarinimams tarp Rusijos ir šalių Azijoje, Afrikoje, Latino Amerikoje. Aš esu užtikrintas, kad tos formos susitarimų juaniais išvystys tarp Rusijos partnerių ir kitų, reiškia, išsivystys teisingiau tarp Rusijos partnerių ir kitų trečiųjų šalių. Petrodoleriai, goodbye, viskas, nebėra petrodolerio. O kalba eina apie tai, mėlėjai, kad nacionalinės valiutos vis dažniau yra naudojamos tarpusavio atsiskaitimas ir šita praktika turėtų būti skatinama ir kaip sakant, turėtų būti išplėstas finansinės ir bankinės struktūros šalies rinkose, kad visą tą dalyką tik skatinti ir palaikyti. Kitais žodžiais tariant, doleris jau nustoja šiai dienai būti atsiskaitimo forma tarpusavio atsiskaitimams valstybėse. Štai Kinijos juanis patampa vienas iš tokių, bent jau kuriam laikui panašu, kad matot, atrodo ta Kinija, ar ne? Bet iš kitos pusės paėmus, tai jie jau sukūrė šiai dienai atsvarą Federalinio rezervo kriminaliniai sistemai. Taip pat Rusija ir Kongo pasirašys sutartį tiesti naują naftos liniją per Afriką. Tas praneša. Tai yra, Afrika įgauna vis didesnį svorį
Ir Putinas pareiškė, kad jo ryšiai su Afrika, Moscow Times, matot, rusų šaltinis, reiškia, kad jų ryšys su Afrika yra prioritetas. Afrika savo ruožtų pareiškė, kad jie supranta, kas yra Rusija ir kas yra vakarai ir kas iš tikrųjų visą laiką teikia pagalbą, o kas iš tikrųjų visą laiką kenkia. Ir jie supranta, kad jie pasirenka Rusijos pusę. Matot, kaip įdomiai viskas sukasi staiga apie Rusiją. Ne apie Kiniją, ne apie kažką, bet apie Rusiją. Todėl, kad tai yra milžiniška šalis su milžiniškais resursais ir su milžiniška įtaka ir ginkluotė. Ir nieko tu čia, brolyti, nepadarysi. Yra kaip yra. Ir panašu, kad pasaulyje vis daugiau šalių nusisuka nuo tų vadinamų vakarų, ar ne? O iš tikrųjų, tiesiog nusisuka nuo šitos sistemos ir atsisuka į tą sistemą, kurią kuria štai tie vadinami rytai. Ir tai buvo neišvengiama. Ir aš manau, kad tai yra suderinta ir su prezidentu Trumpu. Aš manau, kad rytai turi galimybę dabar, kaip sakant, sukurti multipolarinį pasaulį, kurio Jungtinės valstijos, kaip sakant, susitvarkiusis iš vidaus dalimi, labai stipria pataps, aš manau. Ir labai blaivia galva prieita bus prie visko. Labai tikiuosi, kad tai bus. Tuo tarpu Irakas taip pat leis prekybą vykdyti su Kinija juaniais, pasak valstybinės medijos. Nebe doleriais bus pirmas atsiskaitimas jau dabar. Nebe doleriais padarytas, nes trūksta dolerių jau rinkose. O pradės juaniais atsiskaitinėti. Pradės rubliais atsiskaitinėti, hebra. Pradės visais nacionaliniais pinigais atsiskaitinėti. Tiesiog nebebus tom, kaip sakant, vienpolio pasaulio ir tai yra ne vien tuščias garsas. Įdomu yra tai, kad Vanguardas, tokia organizacija, pamenat, numeris 2 po BlackRocko, pareiškia, kad visus savo biznius Kinijoje baigia ir eina lauk iš Kinijos ir visa tai yra 27 trilijonų juanių arba 3,9 trilijonų fondų rinka, reiškia, paliekama Kinijoje. Kas čia atsitiko? Kodėl šitas milžinės Vanguardas, tai toks pat didelis kaip ir BlackRock, ne toks pat, aišku, didelis, bet milžiniškas jis yra. Antras po BlackRocko. Ir priminsiu, kad Vanguardas priklauso neaišku kam. Tai yra privatus investuotojai, tai yra nevyriausybiniai fondai, kažkokie organizacijos, tai yra visa eilė savininkų, privačių oligarchėlių, kurie valdo būtent šitą. Ir kodėl jie visi iš čia išeina iš Kinijos? Todėl, kad jie visi saugoja savo užpakaliukus ir savo turtą. Iš federalinio registro priminsiu. Kreipimasis grėsmė nuo investicijų, kurios finansuoja komunistų Kinijos karinės kampanijas. Žiūrėkit, koksai reiškia prezidento Trumpo vykdomasis įsakymas iš 20 metų 11-17 dienos. Ir štai, jo įtakoj Kinija praranda, kaip sakant, savo ekonominę galimybę po truputėlį. Yra silpninama. Manau, kad tai yra viena iš sąlygų taip pat. Ir manau, kad Xi taip pat šitą dalyką yra kurse. Ir manau, kad tai vyksta ne be bendro susitarimo tarp Xi, Trumpo ir Putino. Štai ką aš manau. Nes sakau, jeigu jūs pražėsite žiūrėti arba į Kiniją kaip į priešą visiškai, arba kaip į draugą visiškai, jūs nematysite viso vaizdo. Viskas yra kur kas sudėtingiau ir dvilypiau. Viena Kinija yra tarptautiniai politikoje, kita Kinija yra savo grobikiškoje politikoje, savo tikrai grobikiškoje politikoje vykdomai pasaulyje. Trečia Kinija yra taikdario politikoje. Viskas priklauso nuo to, būtent kas stovi, kokie žmonės už tos politikos. Labai panašu į tai. Laikas parodys, kaip yra iš tikrųjų. Štai kuriozas su JP Morgan Chase'u, kurie mane, kad turi